7 skyrius. Kelionė atgal. Vanduo vėl susirinko į milžinišką srautą ir pasileido namų link. Šitai beskubėdamas pamiršo pasiimti berniuką. Įsivaizduokite save sėdinti lovoje, Afrikoje, palmės šešėlyje. Pietiką apėmė liūdesys ir nerimas. O po to ir baimė, nes aplinkui ėmė rinktis liūtai. Vienas taip įsidrąsino, kad užkėlė priekinės letenas ant lovos ir įsistebeilijo į berniuką. Net apsilaižė. Pietika nutarė taip lengvai nepasiduoti. Šmurkštelėjo po antklodę ir dar prisidengė pagalvę. Jeigu mane puls, turės praryti kartu su patalais ir lova, ramino save. Atrodo, liūtui Pietika pasirodė per menkas kąsnis, o lova per didelė. Todėl jis tik laižėsi ir delsė ką nors daryti. Ir nežinia, ko viskas būtų pasibaigę, jei srautas nebūtų grįžęs. Jis tiesiog apsuko ratą, įsibėgėjo ir taip tėškė liūtui į nasrus, kad nelaimėlis strimgalviais nusirito į purvyną. Pačiupęs lovą, srautas pasileido prie jūros. Vėl prašvilpė pro tą laivą, delfinus, toje pačioje vietoje besisukiojantį banginį. Tolumoje pasirodęs krantas artėjo neįtikėtinai greitai. Pietika net užsimerkė, pagalvojęs, kad jie tuoj trenksis į medžius. Bet viskas vyko sklandžiai, kaip ir pirmą kartą. Vandens srautas laviravo pro visas kliūtis neišpasakytai vikriai. Kartais jų kelionė priminė pasivažinėjimą amerikietiškaisiais kalneliais. Berniukas nuo įspūdžių pasijuto labai pavargęs, o lėkdamas srautas taip siūbavo, lingavo, kad jis neatsilaikė ir užmigo. Senelisgi paklaidžiojęs po parką ir neradęs Pietikos, nukabinęs nosį grįžo namo. Ir kaip jis nustebo bei apsidžiaugė, pamatęs kieme stovinčią lovą, o joje ramiai miegantį berniuką.